Sveiki gerbėmieji, antro tokio atvejo Lietuvoje nėra buvę, bent jau aš neradau niekur jokio fakto, kad tai būtų įvykę. Džiugu pasidžiaugti, kad mane šįryt persekiojo tik 2 sekėjai. Negalvokit, kad aš atsiėmęs sąžiningai sukauptą pensiją, aš ją taip lengvai atiduosiu. Jei jūs norite prisidėti prie to, ką mes kuriame, ką mes veikiame, galite bet kada pas mus atvažiuoti iš anksto neįspėję, įmesti į šitą dėžutę ir tie pinigai būtinai bus pravalgyti, tačiau ne mūsų gyvūnų. O dabar grįžkime į temą. Nesu matęs to ir girdėjęs. Nuo ko viskas prasidėjo? Sveiki gyvi, gerbėmieji. Noriu jums parodyti vieną mašinėlę. Ką aš apie ją galiu pasakyti? Automobilio būklė. Einam žiūrėti toliau. Taip, padangos. Stabdžių, žiūrim toliau. Gal šiek tiek yra po bagažinės. Einam toliau žiūrėti. Čia ta pusė viskas gerai. Čia gal netgi pasipoliruot. Einam toliau žiūrėti. Einam, žiūrim toliau. Gal padanga kažkiek skirstelės. Ne, padangos naujos. Padangos naujos. Vidus. Ką apie vidų galiu pasakyti? Sėdynės nesiūtos ir tas akivaizdžiai matos. O daugiau pamatysit atvažiavę patys. Tam kartui tiek. Iki. Žmogus užsakė žmogų, kad patikrintų slėgį padangose. Iš pradžių pagalvojom dar, kad mūsų akumuliatorius išsikrovęs, bet akivaizdžiai matos. Akivaizdžiai matos. Gal sakyčiau net iš galo truputį mažiau. Čia panašiau. Bet tai nebūtų svarbiausia. Mes radome, kad mašinoje padangos 5, o kompiuteris mums rodo tik tai 4. Matos, toj padangui oro nėra. Mato, akivaizdžiai. Kaip prieš tai nematė, aš neįsivaizduoju. Norėjau jūsų paklausti, kada jūs supratot, pastebėjot, kad jums trūksta oro? Nekalbat. Ar jums iki tol trūkdavo oro? Ar jums kažko tai trūkdavo iki tol? Matome, kaip teigia pašnekovas, jam buvo pasakyta, kad oro netrūks. Bet jūs patys matot, kad taip nėra. Atvykus į vietą apie automobilį buvo, apie orą padangose nebuvo paminėta. Ir tai vyksta kiekvieną dieną. Visi faktai yra realūs, patikrinti. Ateik padėti, išneši už kojų. Gražios jums dienos visiems.